So many complain. Did Bernstein complain also so often? No, huh? He was not such a good musician. Just good musician. You work with me like 10 years. I even had this television thing he did, but it was serious. But this serious he did. This is classic. This is one of the best. This is the best thing ever. This is the best thing ever. I got it. Okay. It was. Yep. Nors paskui, kai viskas sužinai, tikriausiai nebeįdomu, kaip jau viską vėl iš naujo žinoti. Ornamentas kabo ant to namo. See this wood in this new building? They just finished it over there. Yeah. Oh, yeah. Gaila buvo jie išvažiuoti, žinai, kažkaip taip. Nors ir laukia nauji nuotykiai, velniai žin kur, žinai, bet vis tiek. He said, maybe I'll have you out in my house at this time. And he said so, but he said maybe able to see it if you go. I think we probably turn around and walk. See, that's the. It says a river going out to the This is very nice. Mes tai liepsim šnekėti daug. Jo. Mohammed, my prince. Hassan. You met Mr. Bailey? I didn't leave that. Welcome, ladies and gentlemen. I guess I am allowed to speak again. The Chicago River, and if you look forward, you will see the locks. In case you didn't know, back in 1900, the sanitary and shipping canal was completed, which resulted in the fact that the river flows the other way. It does not flow into the lake, but it flows towards the Mississippi. And in order to reduce the amount of water that comes down in the river, the locks in front of us were installed. You will see them when you turn here. On the left in front of us, we see load, unload, warehouses and the likes. And there was, but at the far end where you see the red
barrel roof and the two towers. That was the grand ballroom. And there was a streetcar line, went all the way down to the end. And apparently it was very, very popular with the people of Chicago right from the day it opened in 1916. The warehouse, the ships are gone, the warehouses are gone, they have been replaced. Where to go? The white structure that looks like a tent is Skyline Theater. They designed the wheel in 1893 for the World's Columbian Exposition. Remember, Paris had an exposition a year or so before. Chicago had to do something better. It had to move. This is just a small version of that original wheel. The original wheel was 250 feet tall. This is 150 feet. The cars were big enough to hold 50, 60 people. Some people would take a band along on their trip around. Sometimes one whole car was full with a big band as the wheel was going around at the World's Columbian Exposition in 1893. And it's a very, very popular place for people to go and to eat, to buy little trinkets and stuff like that. But here we can see the locks on your right-hand side. So these locks are controlling how much water goes into the river. Right now the lake level is quite low. The difference in height is quite small, only a foot or so. They're also playing. It varies from day to day. But on the average, the water is higher there by about 5-6 feet compared to the river here. Student boats, some of them you can go out and eat dinner and enjoy the trip. Going around in the lake. Others, there's a couple sailboats. They say large sailing ships. As I was saying about the canal, the canal was finished in 1900, and it was called the Chicago Sanitary and Shipping Canal. What does that mean? Well, before that, to the Lake Michigan, and then a few days later, the water came back, and it was called drinking water. Unfortunately, that drinking water was not very clean, and so the occasionally epidemic started, and an especially bad one in 1886 resulted in people saying that you've got to do something. Civil engineers call it one of the 7 engineering wonders of the world. Some of the others are the pyramids in Giza, the Empire State Building, the Hoover District. When the canal was complete, the water started flowing the other direction through the Illinois River down to the Mississippi River and down towards St. Louis. You can sort of imagine that maybe St. Louis is the state of Missouri would be all upset about that, and in fact they were. They decided to take what they had before. All of that water rushing in from Lake Michigan was resulting in cleaner water in St. Louis than before the construction. Those wonderful curved walls designed by 2 students of the Supervisor Heinrich, tallest reinforced concrete building in the world. It was also the tallest residential building in the world. In fact, Chicago has a long string of tallest reinforced concrete buildings. After that, the Water Towers in a row were the tallest in the world. Right now, the tallest reinforced concrete building is probably the Petronas Tower in Kuala Lumpur, although the construction is sort of mixed steel and concrete. Here, as I said to you, almost all of this land has been reclaimed from the lake. Anyway, on the left-hand side, all of this land was reclaimed by Illinois Central and Gulf Railroad. The railroad, these are all residential buildings. But farther away are commercial buildings. The tall thing here is the Sears Tower. It's the second tallest building in Chicago. It's just a little bit taller than the next one, John Hancock Center. We've seen it once in a while on the right, we can't see it right now. The John Hancock Center is only about 3 meters shorter, 9 feet. This is the second building here. The building on the left-hand side.
for the taller building is design is behind the view property. This building is the grandson of the East Vanderbilt. He also designed this fountain on the right-hand side as we're coming in. Remember the canal? The canal is connecting the Great Lakes and the St. Lawrence River and the Mississippi. The shades on either side represent the watershed of the St. Lawrence and the Great Lakes on the right and the Mississippi on coming up upon us on the left-hand side, you see a large number of international stuff. It does not look like a shoebox. It is a triangular prism. 3 sides to the building. Designed by the firm of Harry Reese Associates. Harry Reese, remember the river cottages with the triangular sail-shaped roof panels. He loved triangles, and this is the biggest triangle of them all. This whole area was under the design of Ludwig Mies van der Rohe, and in case you didn't know, Ludwig Mies had been the last director of the Bauhaus in Germany. And when he came to the United States in 1937, he found his way to Chicago in 1938. He headed the architect until he retired in 1960 or so. The design of this whole area called Illinois Center, just like that railroad, was under his order. So afterwards was taken over by the successors and developed a fellow destination. The 2 rooms that you see here are the Hyatt Regency Hotel. Designed by Epstein and Sons, and this is the largest hotel in Chicago. It's also the largest Hyatt in the world, with some 3,000 rooms. Not all of us like old buildings. Old buildings get torn down and new ones are being built. And so this group was formed in order to save the Glessner House. The fight was successful. Glessner House is now a museum. You can go and visit it and see how it was built originally in 1899. So you can see how the rich folk remember the buildings that were sort of the beginning of the skyscrapers. Skyscrapers, probably exist in Chicago. Almost all of them taller than anything in New York. But Chicago started limiting the height of buildings. And so by 1900, when Chicago was not allowed to build any taller, the world started passing them down. Well, it took them about 15 years, and it passed the zone to limit their heights in 1914. Anyway, so 38 or 38, Ludwig Mies van der Rohe with his international style, this version of international style, came to Chicago. And so this drawing, obviously, this gentleman was the most influential American, was the most influential architect in the world, really. People don't like his style, but what we see here, these 2 buildings right next to West Right. And those students who eliminate us in they did, in fact, build very high quality buildings. These are the reasons enough to build a lot of spots on the wall at level. But it's not very good. But his good students need for your attention. I think there's going to be a word by somebody else. Very much. I'm still sitting in the afternoon. Also, I know that many of you will be to speak to some of our other very generous donors who are here today, so please stand so we can monitor that in person. Tai tam kėdės taip ir bus sustatytos? Turbūt privačiai grupai.
brėžti. Aš tai mačiau laidą. Nu pasupk. Nu pasupk. Nu. Hei, čia nelabai aukštai. Hei, čia nelabai aukštai irgi. Hei. Whoa. Whoa. Ah, which is in my face. Arti buvo tos pačios kompanijos sandėliai. Mes kaip tik pravažiavom pro šalį 28 metų baigtą sandėlį, o čia yra senesni sandėliai, pastatyti laikotarpį tarp 1904 ir 1908 metų. Jie dabar yra remontuojami, pertaisomi, kas čia bus šitose pastatuose, kas čia bus raštinių, bus komercinių įrangų. Didelė dalis, pietinė dalis šito seno pastato iš tikrųjų bus naudojama internetui prijungimui ir prie interneto prekybos visokiom kompanijom. Matote, dabar dažus iškečia nuvalo ir koks čia stilius yra. Nors čia yra sandėlis, architektas buvo toks Richard Schmidt iš Vokietijos atvykęs,
architektas, kuris pasidarė, reiškia, meistrų gelžbetonio, reiškia, statybos. Šitas pastatas buvo didžiausias gelžbetonio pastatas pasaulyje, kuomet buvo baigtas. Bet nors čia yra sandėliai, vis tiek jis įdėjo tam tikrą stilių. Matot, tokias horizontalės linijas, aiškiai, tas pastatas prisitaiko prie upės, seka upės krantą, aiškiai, prisitaiko prie žemės tų lygumo. Ir iš tikrųjų, jeigu esate tručiukas susipažinę su Čikagos, aiškiai, Amerikos architektūra, čia Frank Lloyd Wright primena, arba jo mokytoja Louis Sullivan. Paskutinė dalis, aiškiai, tolimesnė, kur užpakalį jūsų yra, tai ten bus butai, aiškiai, įrengti ir atrodo, kad čia dar stato dar keletą aukštų į viršų. Ir aš minėjau, kad palei planą turi būti visur, kur gali žmonės eiti palei upės krantą. Nu, čia nėra daug vietos, yra toks labai siauras takelis, bet čia bus dabar galima eiti, jie padarys, aiškiai, promenadą viduj pastato, arba, aiškiai, nežinau, kaip čia lietuviškai ištarės, aiškiai, tai vieno pločio, aiškiai, bei, kaip sakosi, į vidų arba kelias arba du į vidų, tai aiškiai, kartais 2 aukštų, aiškiai, aukštą vietą bus, ir tai bus galima čia vaikščioti, džiaugtis gamta. Čia turbūt bus vietos laivams prisirišti, gal net ir kada nors kokie nors koncertai vyktų, aiškiai, ant baržų prisirišusių prie šitos vietos. Mes dabar kaip tik apsisukom ir gal pastebėjote, kad upė šakavosi. Iš tikrųjų, ta upė iš tikrųjų ateina iš jūsų dešinės, bet kur iš užpakalio, iš nugaros vanduo atteka. Nu, tai čia pasisupsim, atrodo. Iš nugaros upė ateka, iš tikrųjų, ten buvo iškastas kanalas, bet tas kanalas vėl susijungia su upė, tai tarpa yra sala. Ir ta sala vadinasi, visi žmonės vadina ją Goose Island, žąsų sala. Iš kur tas vardas? Apie 1900 metus, kuomet daugumas imigracijos vyko čia iš Airijos. Tie žmonės naujai atvykę, buvo nelabai turtingi ir jie turėjo savo trupučiuką maisto pasigaminti ir jie augino visokius gyvūnijos, įskaitant irgi žąsis savo kiemuose. Tas pastatas dešiniai, pro kurį mes dabar kaip tik pravažiuojam, yra spaustuvė Chicago Tribune laikraščio. Laikraštis yra, aišku, parašytas, aišku, ir maketuotas Tribūno pastate, arba ten šalia, ten yra kitas priestatas, bet paskui mikrobanginiam formom čia persiunčiama ir čia yra padarytas klišės ir atspausdinamas laikraštis. Viduje yra 10 didžiulių, reiškia, gas Metroliner offseto spaustuvinių mašinų. Ir kiekviena tų mašinų stovi ant fundamento keisono. Keisonas, kuris eina į žemę. Jeigu jūs nežinote, apie ką aš šneku, šita dalis pasaulio buvo per paskutinį ledyną, čia buvo ledynai, ir kuomet tie ledynai atsitraukė, jie paliko gan daug žemės vietose, apytikrai 100 pėdų gelmės, labai svyruoja tarp 100 ir beveik 200 pėdų gelmės šitoje vietoje. Ir tai visi aukšti pastatai, aukščiausi pastatai stovi ant keisonų, kurie atseit yra cementinės kolonos, kuris eina į žemę iki olos. Apytikrai 100 su viršum pėdų gelmėj. Gal truputį kažkiek mažesni pastatai, gal tie kesonai neeina tiesiai iki olos, bet sustoja keletas sluoksnių virš to, kur vadinasi hard pan clay, atseit kietas molis. Po apačio to kieto molio yra iš tikrųjų vandeningas sluoksnis, artezinis akviferas. Tai jeigu ten pragręžia, tai vanduo veržiasi iki paviršiaus. Atrodo, pramoginių laivų netrūksta.
Kairiai dabar mes privažiuosim, reiškia, prie East Bank Club. Čia, sakoma, yra didžiausias, aš žinau, kaip lietuviškai sakytum, fitness center, žmonės ten eina, ten, reiškia, savo kūną atletiniai pataisyti, reiškia, tai čia šitas yra, sakoma, didžiausias, reiškia, fitness center Amerikoje. Jis jau gan, pastatas jau senai statytas, 70 metais, ir todėl dar tuo laiku dar nebuvo atsižvelgta į tą, kad čia būtų gražus kelias, takas palei upės krantą. Prieš 30 metų ta upė buvo gan suteršta ir žmonės stengiasi kuo mažiau, iš tikrųjų nežiūrėjo tą kaip kokią estetinį priedą, bet galvoja, kad gal geriau ir vengti ir nežiūrėti. Dabar mes norime šalia upės gyventi. Šitas tiltas, prie kurio mes dabar kaip daplaukiam, vis kadaise buvo žemesnis ir reikėjo palaukti, kol jie pakeldavo. Jis buvo ir seniausias visų tiltų, per paskutinius kiek metų. Ir tai kartais, ypač vasarą, kuomet karšta yra, kartais tas tiltas nepakildavo. Jis įkaitęs, išsitęsė ir tai reikėjo laukti, kol ugniagesiai privažiavo ir šalto vandens užpylė. Tas tiltas priešais mūsų, kuris dabar iškeltas yra, jis iš tikrųjų nusileidžia ir kas naktį, ar beveik kas naktį pravažiuoja traukiniukas atveža popieriaus į spaustuvę Santais. Galima matyti čia po apačią tiltų, pasižiūrėjęs, gal matot, kaip toli. Iš tikrųjų, tai geležinkelis ėjo iki galo Navy Pier kadaise, dabar tik tai iki Santimes, netoli ten, kur mes pradėjome mūsų kelionę šiandien. Po apačiai tų kitų pastatų daugumoje arba pro šalį, pro juos praeina. Dabar mes plauksim daugiau į pietinę dalį ir ką mes matom toliai, yra aukščiausias pastatas, yra Sears bokštas. Sears kompanija jau ten jau ten jos nebėra, jie nepriklauso pastatas, bet šitas pastatas yra Šiaurės Amerikos aukščiausias pastatas ir ilgą laiką be klausimų buvo aukščiausias pastatas pasaulyje. Bet 98 metais pastatas Kuala Lumpur, Malazijoje buvo baigtas, reiškia Petronas bokštai, iš tikrųjų ten 2 bokštų. Ir tas neužtenka, kad būti aukštam pastatui, neužtenka jį pastatyti, bet turi komitetas aukštų pastatų, Committee on Tall Buildings, turi tą pranešti, paskelbti. Tai jie susirinko ir paskelbė, kad Petronas bokštai yra aukštesni už Sears. Ir tai, kad ypatingai skaudėtų čikagiečiam, jau buvo susirinkę Čikagoje tą kartą. Bet čikagiečiai, aišku, geriau žinojo, jis tikrai negali būti aukščiausias, jis į kitą pusę pasaulio, reiškia, nuslinkęs, gal giliausias pastatas. Bet iš kitos pusės irgi iš tikrųjų negalima lyginti. Šitas pastatas yra 110 aukščio, o Petronas jis turi tik tai 88. Ir virš 88 yra labai gražus toks gaubtuvas, ornamentalinis gaubtuvas ir ant viršaus yra smailus špicas. Ir dalis to špico yra aukštesnė už stogą šito pastato. Tai komitetas tą irgi apsvarstęs nutarė, kad reikia kaip nors pataisyti tą klaidą ir jie nutarė, kitą kartą susirinkus keletą mėnesių vėliau, jie nutarė, kad iš tikrųjų reikia turėti 4 kategorijas aukštumo. Tai pastatas aukščiausių stogų yra šitas. Pastatas aukščiausiai naudojamų aukštų yra irgi šitas. Pastatas aukščiausia viršūnė yra stovi Kuala Lumpur, Malazijoje. Ir pastatas su aukščiausia antena yra World Trade Center New York'e. World Trade Center irgi turi 110 aukštų, bet kadangi jis yra gelžbetonio statybos statytas, jis yra apytikrai 150 pėdų trumpesnis už šitą, žemesnis už šitą pastatą. Dabar dešiniai pusėje, kai tik tai po tilto būsim praplaukę, yra pastatas, kurio vardas yra Morton International. Žinau, jūs turbūt, kuomet druską perkat, gal ir perkat Morton druską. Tai tos kompanijos, žinoma, jie daug kitų dalykų. Važiuokite į bokštą, ten yra, mes jau pražiopsojom trupučiuką, bet vienas dalykas man visuomet stebina tos apvalo skylės ten viršuje. Čia gal gali būti druskynyčia didžiausia pasaulyje,
gal architektas, Ralph Johnson, Perkins & Will, Čikagos firmos, gal jis turėjo tam tikrą humorą. Mes paskui vėl pasižiūrėsime į tą pastatą vėliau, bet kitoj pusėje upės artėjam akmeniu dengtam pastatui. Dabar vadinasi 2 North Riverside Plaza, bet čia buvo namai Chicago Daily News laikraščio. Žymus labai įtakingas laikraštis, kuris prieš kokius 20 kiek metų užsidarė, bet tais laikais, kuomet tas pastatas buvo baigtas 29 metais, prezidentas Hooveris Vašingtone paspaudė mygtuką, kad spaustuvė pradėtų spausdinti tas dienos laikraštį. Čia yra Art Deco stilius, architektūros firma, yra Halliburton ir Root. Ir jeigu ten pasivaikščiomėt, tai matytumėt ten reljefų, išdrožtų reljefus žymių žurnalistų iki tų laikų. Ten Benjamin Franklin yra, toks Kadana, John Medill, tas spaustuvininkas. Dabar greitai pasižiūrėkime į dešinę atgal, trupučiuką į tą mėlyną pastatą Citibank, pusę bloko toliau. Mes dar kartą matysim, kuomet vėl grįšim čia šito keliu. Čia yra Helmut Jahn dizainas. Helmut Jahn, vokiečių kilmės, buvo studijavęs iš Müncheno techninio Hochschule, atvažiavo čia į Čikagą studijuoti pas Mies van der Rohe. Nu, ne visiškai pataikė, kai jis atvažiavo, jau Mies jau buvo išėjęs į pensiją, bet jis dirbo labai arti su jo buvusią dešinę ranką ir šitų būdų jis pasidarė savo rūšies Miesio studentas. Iš tikrųjų, jis niekuomet Mies nebuvo sutikęs. Vieną kartą beveik pasitaikė, jis dirbo raštinę, jo viršininkas sako, Miesius yra skersai gatvės, žiūri į federalinių pastatų, tą statybą. Greit nubėg, susitiksi, bet jis sako, aš turiu pabaigti, ką jis darė ir kai nuėjo 10 minučių vėliau jo nebebuvo. Mes dabar jau praplaukiam pro šalį vieną tamsų pastatą, bet jeigu pražiopsoja, čia yra kitas, jis lygiai taip pat atrodo, 120 South Riverside Plaza. Šitie pastatai, tas pirmas vadinasi Gateway Center 1 ir čia yra Gateway Center 2. Atseit, čia buvo pradžia atstatymo šitos dalies Čikagos miesto. Čia buvo kadaise, būdavo fabrikai, tie fabrikai jau nusigyveno, užsidarė, ta visa dalis miesto nusigyveno ir 1965 metais pradėjo atstatyti visą seriją pastatų. Gateway Center 1, 2, dabar čia šalia mūsų yra Gateway Center 3, trečias pastatas. Ir tas, matot, toks įdomus pastatėlis, ta dėžutė, ta juoda dėžutė. Ar jie mums ką nors primena? Su tom diagonaliniam primeša John Hancocką. Ir čia yra nesupuolimas, užtat, kad architektas Bruce Graham ir inžinierius Dr. Fazlur Khan yra tie patys, kurie projektavo John Hancock, projektavo Sears bokštą ir kitų pastatų, įskaitant ir šitą mažą pastatėlį. Ta maža dėžutė iš tikrųjų buvo vieno kambario pastatas ir buvo biržos, Mercantile Exchange biržos salė. Mercantile Exchange greitai išaugo ir kiti atsirado. Ir matot, visi tie pastatai yra virš geležinkelio. Čia po apačia yra traukiniai. Ir čia galim ir gauti vaizdą, kaip tie pastatai stovi. Čia yra tokios gan mažos kolonėlės, nes siauros tokios kolonėlės, jos eina į žemę, pasikeičia vardas, kesonais pradeda vadintis, angliškai caisson, turbūt iš prancūzų žodžio caisson. Ir tie pastatai buvo statyti iš tikrųjų nesutrukdžius geležinkelio eigos, išskyrus gal vieną kitą bėgį jie sustabdė, kurie gręžė tos keisonos. Tai visi tie pastatai nuo tos pradžios, kai mes pradėjom važiuoti, yra virš tų bėgių. Dabar kairiai vėl didžiulis pastatas. Central Station United States Post Office, paštas. Didžiausio pašto raštinė Amerikoje, kuomet jį buvo pastatyta iki dabar nelabai senai. Dabar yra naujasnis, didesnis ir mes jį greit pamatysime. Bet čia buvo didžiausias pastatas ir matote pro tą pastatą per vidų
vyksta, yra vieškelis, pro ten pereina. Bet tas vieškelis, šitas tiltas, kuriuo mes artėjom, buvo pastatytas tik tai 1952 metais, o pastatas buvo baigtas 1931. Pirma dalis to pastato buvo iš tikrųjų 1921 metais, o ta skylė pastate jau buvo nuo pradžios. Kodėl? Už to, kad architektai, kurie buvo pasiekę iš tikrųjų to žymaus Daniel Hudson Burnham, žinojo, kad Burnham norėjo turėti, kad čia būtų graži didinga gatvė, gražesnė už Champs-Élysées Paryžiuje. Ir tai jie paliko vietos pastatuose, kad būtų galima tą gatvę pratęsti. Nu, negavom Champs-Élysées, bet pagaliau, kai važiuoji iki Grand Parko, tai ten jau pasidaro labai didinga. Kaip sakiau, tas pastatas, ten buvo didžiausia pašto raštinė Amerikoje, bet dabar didžiausia yra čia, dešiniai pusėje. Tas senas pastatas jau buvo pasenęs, kad darbas vyko ant 5 skirtingų aukštų ir ten tas pervežimas pašto nuo vieno aukšto į kitą, tas labai sulėtina visą dalyką. Čia dabar daug didesni plotai, yra 2 aukštų, jie labai moderniškos mašinos čia viduje yra. Stilius šito pastato yra, sakoma, vadinasi dekonstruktyvizmas. Kas tai reiškia? Tai reiškia, kad paimi pažįstamas formas, pažįstamus dalykus, iš ko pastatas yra statoma ir sudedi neįprastų būdų. Kaip nors, ir žinoma, jūs paklaustumėt, kodėl žmonės tą norėtų daryti. Ir tas yra tam, kad duoti tokį įspūdį, vaizdą, dinamizmo, žiūrėjimo į ateitį, kad čia kas nors moderniškas yra. Nesvarbu, kiek tas pastatas atrodo, bet aišku, viduje yra moderniškas ir labai greitas. Ir tie, kurie skundžiasi apie paštą, kad laiškai dingsta, tai jūs galite ramiai miegoti, už tai, kad jeigu jūsų laiškas dings, jis dings daug greičiau, kaip ir kur kitur. Nu gerai, kairiai yra kitas vėl pastatai, čia yra gyvenamas. Dabar kaip tik pradeda keistis iš nuomojamų į perkamų butus. Pasižiūrėjus šitą dalį pastatų netoli, mato, čia yra tos cementinės ar gelžbetoninės sienos ir į tarpą yra langas. Ir per tą langą šviesa krenta į vidų, į dalį, kur architektas vadino River Road, upės kelias. Yra tas pastatas yra kaip raidė S, tai kaip gyvatė čia palei krantą eina ir ta gatvė per visą to pastatą vidų eina. Durys į butus iš abiejų pusių ir ten yra augalų ir taip panašiai. Goldberg, architektas, kuris tą pastatą projektavo, jis norėjo duoti žmonėms, kad jie jaustųsi, negu jie yra kokioj nors jaukioj europietiškoj gatvėj, siauroj. Ir iš tikrųjų jis padarė ir gal geriau, kaip jaukioj europietiškoj gatvėj, kad čia nelyja yra ir stiklinis stogas viršuj. Originaliai pastatas, čia turėjo būti 4 tokie pastatai iki sekančio tilto į Roosevelt gatvės, bet gal jūs jau susipažino, kad Čikagai kažkodėl šiaurės pusė skaitosi romantiškesnė, geresnė ir taip panašiai, ir tas neįvyko. Dabar pradeda keistis, bet architektas Goldberg dar paskutinius savo gyvenimo metus atsikraustė vėl į šitą pastatą ir čia gyveno, norėjo paskatinti tą projektą pajudinti pirmin, bet tas nepasisekė, jis čia prieš kokius 2,5 metų mirė. Mes dabar vėl sukamės ir neapsimoka jums žiūrėti į dešinę, bet aš taip matau tokį nelabai aukštą tamsų pastatą ir tam pastate yra Čikagos gaisro akademija, Fire Academy. Jinai nieko nepasižymė architektūriniai, bet kas yra įdomu, yra jos vieta. Viena gatvė, prie kurios tas pastatas stovi, vadinasi De Koven. Ten kadaise stovėjo namai ponios O'Leary
ir staldę, kurioje jos karvė buvo. Ir 1871 metais spalio mėnesį gaisras prasidėjo toj staldėje. Buvo jau kokias 6 savaitės sausros prieš tai. Vėjas labai stiprus pūtė iš pietvakarių, atseit į mane link iš ten. Ir tas gaisras baisiai greitai pradėjo plėstis. Yra įdomu, nors ponios O'Leary namai buvo visiškai šalia staldės, tai kokį gal pusę metro atstumo į pietus, namai nenudegė, o staldė nudegė. Tas gaisras plėtėsi, peršoko per upę į šitą pusę, čia tručiuką priešais mus, kur nors peršoko vienoje vietoje, paskui daug toliau kitoje vietoje peršoko per upę. Sunaikino visą komercinį centrą miesto, paskui peršoko į šiaurės pusę ir ten toliau naikino. Pagaliau po 3 dienų gaisras buvo gal siekęs, po 3 dienų gaisras buvo jau pasiekęs apie tikrai Lincoln Parką, Fullerton gatvę, ten jau ir buvo ir riba miesto ir trupučiuką palijo ir gaisras sustojo, gaisras užgeso. Kuomet dūmai prasisklaidė, Škado buvo labai daug, iš 300 000 gyventojų, kurie čia gyveno, 100 000 buvo likę benamiais. Visas komercinis centras buvo sunaikintas, daug gyvenamų namų ir turtingų, ir biednų buvo žuvusių per tą laiką. St. Louis pradėjo džiaugtis, kad pagaliau čia bus proga, kad St. Louis pasidarytų pagrindinis svarbiausias miestas vidutinėse vakaruose Amerikoje, bet taip neįvyko. Labai greitai pradėjo Čikagą vėl atsistatyti. Ir tas įvyko todėl, kad iš tikrųjų daugumoj finansinė bazė miesto išliko nesunaikinta. Ten, kur nors upė už mūsų nugaros buvo, ten buvo skerdyklos, buvo medienos fabrikai, buvo grūdų sandėliai ir panašiai. Ir tai daugumas to visko išliko ir buvo galima statyti. Dabar žiūrint į priekį, mes vėl matom Searso bokštą. 1974 metais jis buvo pastatytas, Skidmore, Owings & Merrill, architektūros firma. Ir kaip minėjau, architektas Bruce Graham ir General Fazlur Khan, tie patys, kurie projektavo John Hancock centrą. John Hancock centras, žinot, ten yra įstriži tokie geležiniai balkiai, kurie pastiprina pastatą. Ir tokiu būdu, Fazlur Khan inžinierius galėjo sutaupyti gan daug plieno, apie tikrai 20-25% palyginus su tų laikų priimtų statybos būdų. Čia jis visiškai kitą formą pastatą stato. Čia tas pastatas yra tai kaip 9 keturkampės tūbos, kas sujungtos, surištos į vieną didelį gabalą. 2 iš tų tūbų eina visiškai iki viršaus, kitos ten baigėsi 90 aukšte, 65, 49 ir taip panašiai. Ir iš to gaunasi ta ypatinga forma. Dabar, kol dar nedings, į dešinę pasižiūrėjus, matėsi toks pastatas su raudonu stogu ir viršui tokia geležinė viršūnė. Čia yra, šitas stovi ant kampo Adams ir LaSalle, 190 South LaSalle gatvė čia yra. Dabar jau nesimato, bet tas yra vienintelis pastatas, kur Philip Johnson, architektas, kuris jau arti 100 metų amžiaus dabar yra, buvo projektavęs. Dar kas matosi gan gerai yra tas pastatas su to piramidiniu stogu ir skulptūra ant viršaus. Čia yra birža, Chicago Board of Trade, seniausia žemės dirbinių birža pasaulyje, yra vis dar didžiausia. Bet jie, aišku, kitų dalykų irgi parduoda. O ta skulptūra yra iš tikrųjų vaizduoja romėnų dievę Cererą. Cerera, kur yra grūdų ar derliaus deivė. Ir tas pastatas yra Art Deco ir ornamentai Art Deco yra tokie labai stilizuoti, palei 1925 metų parodą Paryžiuje, kuri vadinasi Exposition des Arts Décoratifs et Industriels.
Ir tai ta Cerera neturi veido, neturi nei nosies, nei burnos. Ir visi čikagiečiai tą žino, nes nieks nėra matęs ir visi jo to pasigėdo. Jeigu jūs nesat niekuomet buvę biržoj, amerikietiškoj biržoj, kur pardavinėjimas ir pirkimas vyksta, kaip vadinasi, open outcry, reiškia laisvų šaukimų ar atvirų šaukimų, tai jie ten turi galeriją, kur galima pasižiūrėti. Ir iš tikrųjų 4 biržos Čikagoje turi Visitors Gallery, galima aplankyti ir matyti, kaip parduoda arba perka. Reiškia, jie su pirštais rodo už kiek. Ir tai aišku, mes nesuprantam, bet tie, kurie perka, jie žino, kad čia šneka apie tos centus, o ne apie dolerius, reiškia, kurie yra ten rodomi pirštais. Čia karts nuo karto matom, reiškia, vis dar, reiškia, Searso pastatą. Šitas baltas pastatas yra irgi vėl to Harry Weiss, atsimenate, tie namukai su tais trikampiais, kaip burės atrodančiais stogais. Tai čia yra irgi jo statyba, jo pražiopsojo, bet iš tikrųjų čia yra 2 trikampai suklijuoti, reiškia 2 trikampinės prizmės, stulpai, kurie išlaiko pasukti 45 laipsniais, o jis labai mėgsta trikampis ir tai mes dar vieną kitą pavyzdį pamatysime. Dabar toli priekį, aš nelabai matau, bet gal jūs jau matote Morton International kairėje, matote iš kitas aukštas bokštas. Ir šitoj pusėj bokšto, tai žemesnė dalis to pastato, ten yra tokie griaučiai, tokie plieniniai griaučiai ant stogo. Ką jie ten veikia? Nu, tas pastatas, kaip visi kiti, yra pastatytas virš geležinkelio bėgių ir kairysis pietvakarių kampas yra iš tikrųjų virš dalies, kur yra bėgių tiek daug, kur jungimai per bėgą yra, nebuvo galima įdėti kolonas ir nebuvo vietos įdėti keisono. Tai dalis pastato kaba virš tų bėgių ir tie reiškia, plieniniai griaučiai viršui, reiškia, ta struktūra atlaiko tą pastatą, perkelia tas jėgas į kitą dalį pastato. Ir čia irgi kaip jis galėjo uždėti stogą ant šitoj vietoj, bet ką architektas nutarė padaryti tą, ką čikagiečiai daro, parodyti, kaip čia yra kas nors įdomaus architektūrinio. Ups, aš beveik pražiopsoju, čia kairiai dešiniai pusė yra Chicago Mercantile Exchange, pastebėjot, kur nėra langų, ten yra biržos salės ir tie bokštai, tai reikės šnekėti, reiškia, nors turėsit atsiminti, kaip ten buvo. Ta birža norėjo, kad per salėje nebūtų jokių kolonų, jokių stulpų, kurie atlaiko tos bokštus. Bet tie bokštai yra didesni, iš tikrųjų dalis bokštai yra virš tos salės ir tie nėra atlaikomi jokiom kolonom, bet kava tai virš tų biržos salė. Čia yra Lyrinės operos pastatas, irgi 1929 metais pastatytas. Labai skirtingas nuo Daily News kitoj pusėje upės, kur, reiškia, galime pasivaikščioti, žiūrėti į upę, tai panašiai, o čia yra visiškai tas pastatas ignoruoja. Čia yra gal irgi dalinai įdomi istorija. Pastatas buvo pastatytas tokiam vienam turtuoliui, reiškia, Samuel Insull, reiškia, elektros jėgainę visą krūvą turėjo. Ir jo žmona buvo operos dainininkė, bet atrodo, ar ji nebuvo gera gana ar kas, bet Metropolitan opera jos nepasamdė. Ir tai jos vyras, aiškiai, Sam Insull užpykęs, tai sužinojo, kad Čikagos opera buvo užsidariusi 27 metais ir tai tuomet galvoja, čia yra gera proga pastatyti jai operos rūmus ir duoti jai darbą. Bet gal jūs žinot, 29 metai nėra geras laikas pasistatyti ko nors naujo. Aiškia, birža pradėjo, nukrito 29 metais ir depresija pradėjo gilėti ir pagaliau apie 32 metus, aiškia, jis jau buvo visiškai bėdnas, be jokių pinigų. Tai aš nežinau, žmona iš tikrųjų kada nors čia dainavo. Dešiniai pusėj, čia tas apaugęs pastatas, yra vienintelis pavyzdys tų
Čikagos mokyklos architektų, kurie, reiškia, gale 19 šimtmečio išvystė dangoraižius, tos, reiškia, plieninių griaučių pastatos. Čia nėra dangoraižis, bet matosi vis tiek, reiškia, aiškia forma, reiškia, ten, kur matosi, kur kolonos, reiškia, eina tarp langų, gan mažai papuošimo iš lauko pusės. Ir jeigu, reiškia, norite pamatyti tas, reiškia, tos senus pastatus, reiškia, jų dar yra nuo 91 metų, panašiai, reiškia, ten, kur 16, 17, 18, 19, 20 aukštų, reiškia, pastatų, viens šalia kito stovi palei Dearborn Avenue. Priešais mus, visiškai tiesiai priešais mus, tas didžiulis pastatas yra Mercantile Exchange. Baigtas 1931 metais, pastatytas Marshall Field. Turbūt pažįstat Marshall Field krautuvę, nors jau Marshall Field jau senai miręs, o jo, reiškia, vaikai irgi pardavė krautuvę kitiem, bet vardas dar pasiliko. Čia Marshall Field norėjo pradėti naują kokią užsimojimą. Jis norėjo urminę parduotuvę paštu pradėti, reiškia, šitoj vietoj. Bet 31 metai nėra gera diena, nebuvo geras laikas pradėti naują biznį ir iš tikrųjų nelabai pavyko, jis tą biznį uždarė 34 metais. Stengiasi parduoti pastatą, nepavyko iki 1945 metų po karo pabaigos, kuomet jis pardavė Joseph Kennedy. Tai čia yra Jack Kennedy, prezidento tėvas, nupirko šitą pastatą. Pastatas, kuomet jis buvo baigtas, jis buvo didžiausias pastatas pasaulyje, 4,2 milijonai kvadratinių pėdų. Jis vis dar yra tik tai vienas pastatas didesnis pasaulyje, tai tas yra Pentagonas. Tai čia yra vis dar didžiausias komercinis pastatas pasaulyje. Šitas pastatas ir tas, kuris įkairino jo, kuris apie jį nešnekėjo, tai šitas buvo didžiausia dalis turto Kennedy šeimos. Jie dabar nesenai, prieš 2 metus apie tikrai pardavė, nors rudas jiems dar neužmokėjo, ten dar kas nors dar vyksta, reiškia, teismuose. Bet jie pardavė jie pirko, atsimena, pastatas originaliai kainavo 39 milijonus pastatyti, Kennedy nupirko už 13 milijonų, tai iš trečdalį kainos, ir dabar nesenai pardavė už 6,5 milijonų. Chris Kennedy iš tikrųjų šitą pastatą senai jau menedžino ir su nauju pirkėjai irgi jį pasilaikė, reiškia, davė jam naują kontraktą čia toliau tvarkyti. Kitoj pusėje gatvės, atsiprašau, pusėje tilto, matosi pastatas su laikrodžiais ten. Aš ten nepaminėjau, ten Morton International, gal pastebėjot, buvo laikrodis viršuj ant to bokšto. Ir tas laikrodis palei Guinness Book of Records yra aukščiausias laikrodis pasaulyje. Ir iš tikrųjų jis nebuvo ne tam pasakytas, bet kad priminti tą praeitį, kuomet buvo daug fabrikėlių, kur laikrodžiai buvo lauke pastatuose. Ir čia yra vienas iš tų pastatų. Šitas yra nuo 1909 metų. Ir vėl, nors čia buvo komercinis, čia buvo ir urminė parduotuvė, buvo fabrikas, kur ir sūrai, ir kumpio gamino ir panašiai. Bet vis tiek yra tam tikras stiliaus. Irgi vėl primena Frank Lloyd Wright Prairie stilių, tą pradžią 20 šimtmečio trupučiuką tas stiliaus yra. Dabar žiūrint vėl į kairę, matosi 2 pastatų. Tas didžiulis, iškai, buvo namai Quaker Oats. Quaker Oats, iškai, dabar parsiduoda, jie čia išsikrausti, o šalia tas mažiukas yra viešbutis. Kadaise, dabar Westin Hotel, bet kadaise buvo vadinosi Nikko Hotel, pastatytas Japonų oro linijai, Japan Airlines
viešbučių. Tai ten, reiškia, kur prieimo salė, reiškia, ten yra japoniškas sodas. Iš tikrųjų, kitoj pusėje upės buvo irgi japoniškas sodas, bet dabar, kaip matote, ten vyksta statyba. Aš čia taip nieko apie tą statybą nesakiau, bet tas Burnham, atsimenu, tas miesto planuotojas, buvo pasiūlęs, kad aplink miesto centrą būtų 2 aukštų kelias aplink visą. Ir tik tai dalis iš to plano buvo įvykdyta, čia irgi po jo mirties iš tikrųjų, bet čia šiauriai ir vakarų pusėje palei upę buvo tas 2 aukštų kelias, tik tai jis dabar jau pasenęs. Pastatytas 1920 metais, ar kiek dabar jau 80 metų amžiaus ir jie perstato naujai. O, šitą, atsiprašau, gražiausiai tie pastatai yra Goldberg, vėl to pačio, kuris toliau buvo River City pastatas dizainas, čia yra Marina City. 2 tie gražus bokštai apgyvendami, ten tas kreivas, tas stogas, ten dabar yra House of Blues, kadaise buvo kino teatrai ir studijos, ir tas 4 pastatas buvo raštinės, dabar yra House of Blues viešbutis. Goldberg šitie buvo pastatyti jau 57-63 metais apytikrai per tą laikotarpį. Ir Goldberg jau tuo laiku jau pasidarė jau didžiausias žinovas ir naujovių išradėjas gelžbetonio darbo. Šalia mūsų tas aukštas juodas pastatas yra paskutinis pastatas Ludwig Mies van der Rohe. Mies van der Rohe buvo paskutinis direktorius Bauhauso, čia tokia naujoviška, moderniška universitetas Vokietijoje. Pirmą prasidėjo Vaimarė, paskui Dessau, paskui Berlyne. Hitleris uždarė tą mokyklą 31 metais ir Mies atsirado Amerikoje 37, sekančiais metais Čikagoje. Ir jis čia praleido iki galo savo gyvenimo, buvo. Dabar pasižiūrėkim trupučiuką atgal, reiškia, į tos 3 pastatus, reiškia, į Miesiaus pastatą ir tie du, reiškia, konkoražiai ar kukurūzai, kaip čia galima pavadinti. Miesiui labai buvo svarbu, kai jis tą pastatą projektavo, kad neužstoti vaizdą tiem kitiem 2 pastatam, ir todėl jie visi taip labai panašiai statyti. Nors tas sklypas iki upės kranto eina, jis galėjo statyti, galėjo planuoti iki ten, bet taip šitą būdą išėjo turbūt aukštesnis trupučiuką pastatas. Čia yra antras aukščiausias jo statytas, aukščiausias yra Toronte, Toronto Dominion. Miesius turbūt yra įtakingiausias architektas visų laikų, bet tikrai, reiškia, šio šimtmečio pasaulyje. Reiškia, jo, tas stilius international style ar tarptautinio stiliaus, jis prasidėjo gal jau pradžią 20-o šimtmečio, gal tokie žmonės kaip Corbusier Prancūzijoje ar Behrens Vokietijoje jau pradėjo planuoti, ką nors kitaip statyti. Paprasčiau, be papuošalų. Jeigu tai pagalvotumėt apie